Visi sveiki, pasirodom. Mano persai. Dar, kaip ir sakiau, keturi persai. Jauni. Lesa viską. Gražuoliai. Lesa. Pasiruošę eis į lauką. Vieną dar užžiedavau, 2 išsirito. Tai va kokie gražuoliai. Antakiai bus. Bus antakiai. Va tokie va mano persai. Persiukai mano persiukai. Tai va taip. Daug lauke jau vaikšto. O šitie. Leisiu šią savaitę visą dar. Laiko būna. Jie lesa patys, bet reikia dar palaukti, kad pastiprėtų biškį. Va tokia. Ant saulutės duosim pasišildyti. Per čempas neįsitelpa. Tai parodysim be grotų. Pasaka. Gražuoliai. Stiprus paukščiai. Eis į lauką. Skraidys. Kiek norės. Tai va, pakol kas tiek. Taip atrodo visa kita mano kariauna. Čia dar nevaikomi paukščiai, bet jau pradėjau vieną į ransą įmečiau pas skraidančius. Ir taip kasdieną po vieną dadėsime. Raudonus, geltoną, visus užpratinsim. Persai užpratinti, ir ansus, ir bakinsius dabar dar užpratinti. Tai va šitie jau matot kaip gyvi, judrus. Yra tokių, kurie jau patys raunasi skraidyti. Ir tu nieko nepadarysi jiems. Šaunuolis, iškart išliota ir ant žemės smuka. Užsiimčiau vien tik ant žemės sodinti iš skrydžio ir jie čia visi sėstų, bet neturiu tiek laiko labai. Laiko tiek neturiu skirti jiems, kad tai reikia iš vis neleisti su tais, kurie dabar ant stogo skraido, leidžiasi. Tik va taip jos pasiskraido, sėda, maudytis vėl duodavo. Paukščiams svarbu maudytis. Jiems patinka ir į sveikatą čia. Kuo daugiau maudosi, to švaresni, stipresni, plunksna švaresnė, stipresnė. Kaip sakiau, dedu jūros druską maudytis, yra pasvaldę. Ir baigėsi, dedu actą. Reiškiasi, tai minkština plunksnas, užmuša parazitus rūgščiam vandenį.
miršta parazitai, taip kad taip yra naip. Viskas gerai. Paprastas vanduo maudytis irgi gerai. Svarbu, kad maudosi. Paukštis sveikas maudosi. Kaip matot, persus dar auginu, kaip ir sakiau, duosiu jiems patiems, kiek jie nori, kiek jie peri. Kiek jie nori, tiek jie peri. Kol šers, kol žiūrės, kol šilta, kol nedrėgna. Gražių paukščių per daug nebūna. Tai paukščiai, kaip matot, jie aktyvūs, nemiega, judrus, gyvybingi. Čia jeigu turėčiau laiko užsiimti per visą dieną, tai jie čia seniai jau skraidytų pas mane. Jau ir skraidytų, bet laiko nėra, daug darbų. Kaip sakyt, reikia dirbti. Tai va, tai kol dar galiu. Tai va, tai taip pat su paukščiais. Su paukščiais taip ir žaidžiam. Anie jau šeriasi. Mažiau skraido, tai dabar bus proga dajungt, kol dar vanagai leidžia. Nekerta nuo stogo. Užpratinti visus biškį. Apsiskraidyti. Apsiskraidyt gal dar spėsim ir gerai paskraidyt, gal duos. Plėšrūnai gal duos pailsėti. Tai va, jeigu ne, tai pavasarį pradėsim sportuoti. Taip ir yra, kaip laiko nėra su aukštaskraidžiais, tai še nieko gero. Tada va reikia užsiimti su tokiais va persais. Kada išleidai, tada gerai. Pavaikščio ant stogo, nuo stogo ratą apsuko, nusėdo. Tai va, taip kad paukščius reikia rinktis pagal galimybės ir šiais metais už tą daug ir neperėjau, užtenka va kiek pasižaist, bakinsų, pasižaist, parinkt. Visus ir senius. Va, jau apie ką kalbėjom. Viskas, jau matėt. Viskas, jau patinukas. Jau patinukas naršo tarp namų. Aš kaip ir sakiau, rugpjūtis jau bus atakuojami paukščiai. Gaila, dar nesmarkiai, bet jau bus. Jau jis ieško nuo stogūno. Tai va, taip kad, kaip ir sakau, nelabai kaip užsitempė laikas, darbai, tas perėjimas čia nespėjau. Kitais metais viską pakeisiu biškį anksčiau. Jeigu reikės paukščių perėti, reikia juodus dar įsitraukti. Pervaikyti, atsirinkti savo į naujas poras, jaunas. Tai va, plėšrūnai nesnaudė, viskas jau. Jau jis ieško maisto. Ir naglas jau žemiau balandinės stogo praėjo. Vos virš obels. Svoločius.
Svoločius jau ieško. Vaikus užaugino, dabar jau ieško lengvesnio grobio. Tai va, taip kad va taip ir yra. Reikia sėdėti ir saugoti. Jau persai įsidrąsino maudytis. Dar ne visi supranta. Maudytis nori, guli prie bliūdo. Tai va, taip kad viršutinę būdą ruošiu irgi vakcinavimui. Jau gale mėnesio šito girdama vakciną. Atvežta pagal visas taisyklės, šaldykliuose, ne iš kišenės, ne turgų iš po stalo. O kaip turi būti, tai va taip, kad savo paukščius aš kaip ir sakyčiau gerbiu, bet kokiu šūdu nesiruošiu girdyt ir jums patariu, tai va taip kad duokit viską, kas skaitot, reikia duot ir geriausio. Žinoma, nepamirštų tie visi antpilai žoliniai, dabar nuo kvėpavimo takų, temperatūrų perkritimas, šeriasi, pažeisti, dulkės, aišku, probiotikai būtinai, B grupės vitaminai, multivitaminai, nesvarbu, ką turite, reikia. Ir kvėpavimo takus išvalyti nuo visų dulkių, gleivių. Tai va, taip ir gyvena. Anksti ryte balandiniai, darbe, vakare vėl balandiniai. Po biškį prasibliūda nors liptikas. Labai greičiau šeriasi, kada paukščiai maudosi, plunksnos sušlampa ir lieka balėjai, nes jie mėto čia po visą sklypą. Įsimaudo, iškrenta plunksnos, tos, kurios jau kliba. Tai va, tai taip, kad maudytis reikia duot. Ir tą vandenį, ką jie ten atsigers, nieko baisaus, bet reikia, kad turėtų vandens, kad būtų atsigėrę. Jie visada, aišku, gers, geria ir iš balų, ir iš visur jie. Tai va, pratinsi, bet matau, kad geroji tai nesibaigs, bet, ką reikia. Kažką aukosim. Kažkas prapuls. Tai va, taip kad pašaras dabar turėtų būti stiprus pasiūmė. Aišku, ir pas mane. Būtent šėrimosi metu, arba ten tas stiprus su kukurūzai, žirniais, saulėgrąžom ir viskuo. Linų sėmenis. Jau užsakytas pašaras kitą mėnesį jau atvažiuos šėrimosi laikotarpį, tai vat galėsite drąsiai imti ir duoti savo paukščiams. Aišku, pašaras daugmaž ilgasnapiams. Tai va, taip kad pasirūpinkit, kad tas šėrimasis praeitų sklandžiai, nes jau rugpjūčio vidurys, į rugpjūčio galą daugiau rūkai, nors nelys, gal bus gražus
ir rugsėjis, bet jau bus rūkai. O rūkai tai yra drėgmė ir viskas su rūkais. Taip serga paukščiai pas žmonės. O su rūkais dar prasidės didesnės bėdos. Taip kad rūpinkitės, nors reikėjo jau vakar rūpintis, tai bent pasirūpinkit šiandien. Tai va, o mes ką, mes va kaifuojam. Geras oras. Paukščiai. Tik jau nuliūdino. Jaška naglas jau nuliūdino, jau praėjo. Turėtų gal jau šią savaitę kviečiai pasirodyt, ūkininkas nukulė. Kviečius ekologiškus, tai va vėl. Sakė sausi, viskas gerai. Galima duoti paukščiams, taip kad laukiam. Atveš kviečių, bus pardavybė pas Valdą. Taip kad galėsite įsigyti ir kviečių. Be streso, be didelių problemų. Tai va taip. Persiukų šiais metais irgi tu priauginau, jau ką nekalbant, dar kas auga. Tai va, viskas labai, kaip sakyt, viską, ką planavau, dar viršėjau. Sakiau, kokią minimum 10 užaugint, dabar jau būsiu virš 10, dar turiu 2 patelės. Užsidaręs praeitų metų, taip kad persais esu apsirūpinęs. Dabar atnaujinsiu poras, lauksim įsišers, atrinksim, kas gražiausia, kas geriausia, suskiepysim. Ir kitais metais pulsim vėl. Vėl pulsim paauginti gražių paukščių. Dar užsakiau leidžiamos vakcinos. Irgi nežinau, gal kitą mėnesį jau atvažiuos užsakymas iš veterinarijos vaistinės, reiškiasi tiesiai, irgi pagal visas normas, pagal visas taisyklės, ne iš Lenkų perpardavėjų, o iš gydymo įstaigos, kur laikosi visų reikalingų priemonių. Tai va, o mes kaifuojam. Išeiginę. Galim sau leist pasėdėti su paukščiais. Taip kad ir jums to pačio linkiu. Kaifuokit ir ilsėkitės. Iki.